matėte, kur buvome išėję su visa šeima, išskyrus Edmundą, tai filmavo mano sesuo arba sesers vyras, o dabar išėjom jau vakarop. Nu, ne vakaras dar tik 4, bet jau kaip matote, temsta ir kiviukas labai ryškiai žiba. Ir mes dabar einam truputį pasivaikščiot. Tai tiek, kiek aš vaikščioju, buvo 6 km ir dabar nueisim dar kažkiek ir bus 8 km. Taigi einam su mumis. Dabar yra 10:30, ryto 27 diena ir mes su Edmundu einam į Medica kliniką pasiimti tyrimų atspausdintų, kuriuo reikės 30 dienai pas kardiologą, o dabar pasiėmę tuos kraujo tyrimus važiuosime į Alytaus ligoninės polikliniką, konsultacijas pas hematologą, nes mano tirštas kraujas, nors geriu daug vandens. Tai va, tai Medica čia ne už kalnų, paskui stotelę ir važiuojam. Mes į stotelėje sėdime ir laukiame 10 A autobuso, kuris veža į kiemą, būtent ligoninės kiemą, o ligoninėje patalpoje yra konsultacinė poliklinika. Tai va ten nereikia eiti, nes ten yra visokie hematologai, kardiologai ir visi kiti specialistai, kurių nėra Alytaus poliklinikoje. Tai dabar dar liko 10 minučių laukti. Sėdėm prie 15 kabineto. Štai. Dar 30 minučių iki mano talono, bet gal priims anksčiau. Mes esame prie Alytaus eglutės, kur žiūrėjot, gal per žinias nugriovė karkasinę, dabar turim tikrą, truputį mažesnę, bet karkasinė griuvo ir jau sutaisyti negalėjo. Tai va, einam pasigrožėti eglutę. Kiviuko kol kas su mum nėra, bet su kiviuku eisim pasivaikščioti kitur. O aš dabar noriu dar keletą nuotraukų pasidaryti. Pas hematologą buvo taip, kad liepia gerti daug skysčių, 2 litrus nemažiau vandens ir jeigu kavos geri, tai dar skysčių, puodelį kavos, puodelis vandens ir tinka arbata, visokie skysčiai, nemažiau kaip 2 litrus per dieną. Ir negerti iš karto, pavyzdžiui, 0,5 litro, kaip aš mėgstu. Tai va, ir dar ką, dar darys kraujo tyrimą kardiologas, tai greičiausiai tuo pačiu kraujo tyrimu pasinaudos ir hematologas ir pasakys, kas man yra. Gal ne vėžys, tikėkim. Gerai, dabar sėdėm stotelėj prie Sodros ir laukiam namo važiuoti. O dabar eisim pasivaikščioti ir kiviukas pasipuošęs, raudona žiba ant kaklo, labai gražiai atrodo. Ir laižo man ranką. Ai, koks mielas. Cute! Su Angelaičiu išėjom pasivaikščioti. Angelaitis yra kiviukas, jis turi labai daug vardų. Ir mes čia esame stovėjimo aikštelėje, bet nei vienos mašinos, kaip matot, kai renginys nevyksta Alytaus kultūros centre, tai nebūna nei vienos mašinos. Nu, 2 yra, bet tai darbuotojų. Ir dabar mes tokį suksim ratą, kadangi jau šiandien buvom išėję, kaip matėt, pas hematologą, tai nuėjom 4 kilometrus. Tai dabar dar padarysim 4 ir bus 8. Ir dabar mes su Angelaičiu einam. Angelaitis su lempute. Va, parodysim visiems, čia dega jisai. Nedega, o žiba, atsiprašau, dega, gal čia tik mes Alytui taip sakom. Ir dabar mes žingsniuosim pro ten kraštą kitą ir pareisim namo. Tai va, tai dabar Angelaitis nežino, kur eiti. Na ką, išjungkite operatoriumi kamerą. Išjungkite operatorių kamerą. Šiandien yra gruodžio 30 diena ir man vėl pas gydytoją, dabar pas kardiologą pasidaryti reikės širdies kardiogramą ir tada nueiti pas gydytoją ir žiūrėsim, ką jinai man darys, nes yra tachikardija ir spaudimas pakilęs visą laiką, nuolat per aukštas ir pranešiu jums, kaip bus, nes po 5 minučių turim išeiti iš namų, o dabar
jau pas hematologą buvau, išrašė vandens gerti, vaistų ne, nes labai nedidelis skirtumas. Tai va dabar keliausim po 5 minučių į stotelę. Ir kiviuką paliekam vieną, pašeimininkaus ir pažiūrėsim, kaip man ar išrašys kokių vaistų ar ne. Nes iš tikrųjų kažkada rašė, bet pakeitė vaistus, normalizavo spaudimas, o dabar vėl jisai nenormalus. Ir vėl mes stotelėje ir vėl laukiame autobusiuko į ligoninę. 5 numerio iš kitos stotelės, čia mūsų Putinų mikrorajone stotelė. Nors ir ta kitas, bet Putinų mikrorajone, bet šitą arčiau. Visai ne tas siuntinys, kur aš galvojau. Geras. Čia kažkas dovanų atsiuntė. Taigi parėjome namo iš ligoninės, kiviukas mūsų labai pasiilgo, nes užtrukom kelias valandas. Ir dabar planuojame su kiviuku truputį pasivaikščioti, kokį pusvalanduką, nes oras labai žvarbus, šalta, net pirštinių norisi. Ir eisim su kiviuku tik tai 30 minučių ir jis dar to nežino. Tai va, dabar ką sakė gydytoja, padarė visus tyrimus, pamatavo spaudimą, papasakojo, kaip reikia spaudimą matuoti, kad pasimatuoti vieną kartą ir jau buvo mano spaudimas mažesnis negu savo poliklinikoje. Tada pamatau antrą kartą, sako, žiūrėk, darbas mažesnis. Tai čia kaip mano vyras juokaudavo, kad kuo matuojasi spaudimas gerėja. Kuo daugiau matuojasi, tuo gerėja. Iš tikrųjų, pirmas kartas nebūna labai tikslus, nes arba jaudinis, ten taip nebūna nurimęs. Tai reikia antrą arba trečią spaudimą užrašyti. Man davė tokią lapelį užrašyti, koks spaudimas, pulsas. Tai va, o ką dar darė echoskopiją širdies, tai žiauriai spaudė, iš visų jėgų man skaudėjo, bet nieko nesakiau, tai nejaugi rėksiu, kad skauda krūtinę. Taigi širdį turi ten su ta želė gėlė. Nu tai echoskopija, tai tas pats kaip ir žiūri gimdą, kai vaikutį laukiasi. Tai va tai, lyg tai viskas ir gerai, labai išrašė vaistų, va nepasiruošiau parodyti kokių. Didžiausia vaistų leidžiama dozė yra 10 mg. Man išrašė 2,5, sakė pasimatuoti, va tuoj pasimatuosiu spaudimą. Ir sakė, jeigu nepadės, nemažės spaudimas, tai tada pasidaryti iki 5 mg per dieną, tai reiškia 2 kartus per dieną. O jeigu dar nepadės, tai su šeimos gydytoja kalbėtis, kad vėl išrašytų. Įdomiausia, kad tie vaistai neturi jokios diagnozės, bet tie vaistai yra 100% kompensuojami. Tai va, o ką dar? Dabar matėt, kad ėmiau ten siuntinį, iš tikrųjų, tai čia mano siuntinys išeina. Tokią va turiu taupyklę, matot, užtašuota 20, todėl kad į taupyklę jau įmečiu 20 ir čia, kai visus užtašuosit, tai bus 1000 eurų. Ir prie jo buvo štai toks tušinukas, flamasteris, tiksliau, čia tokiu paišai, o jeigu ką blogai padarai, tai čia va trintukas toks. Nelabai jis gerai trina, bet trina, truputį trina. Tai va, o dar nusipirkau tokią kabyklą samčiams ir visiems kitiems su skylutėm įrankiams. Tai man nukrito ir netgi sulūžo, tai žiūrėsiu, kaip čia bus. Tai va, o ką dar, dar visokių lampučių prisipirkau tų nuo judesio. Man reikia ir virtuvėje, ir tualete, ir vonioj netgi. Tai va, tai žiūrėsim, kaip pasiteisis, nes jos yra USB krovimo ir kai įsikrauna, pakrauna ir vėl dega kokią savaitę, nes jos yra tik nuo to judesio. Tai nereiškia, kad jis visai įjungtos ir eikvoja energiją.
jos užsigesina po kažkurio laiko. Ką dar nusipirkau? Dar nusipirkau įdomų dalyką, bet dabar neparodysiu, nes jis yra balkone, tai labai lakstyčia daug. Tai tokia lemputė, jau su lempa, LED lempa ir ten toks kaip namelis padarytas ir ta lempa kaip prožektoriai. Žibintai tie senoviški. Ir ant stogelio yra saulės baterija ir saulės, kai bus, tai vakare, kai sutems žibės. Bet mano sesuo sakė, tokia turi, tai kaip tokia niūnė, kad šviesa yra, bet saulės nėra, tai tada naktį nešviečia ta lemputė. Ir kągi dar, visokių, tokių dalykų nusipirkau, kaip ant šluotos uždėti, bet taip tokį ištempu, ne taip tempiu, taip tempiu. Uždėdi ir išplauna tokie skudurai. Skudurų visokių, žinokit. Dar kablių tokių visokių, tokių jau primityvių dalykų nerodau, nes, neįdomu. Tai va, o dabar kągi, einu matuoti spaudimo, o paskui einam su Kiviu pasivaikščioti. Kadangi arti žmonių nėra, o aš stoviu toli kameros, tai rėkiu. Mes išėjom su Kiviu pasivaikščioti, truputį jau tamsus, truputį lašnoja, bet oras geras buvo, diena man vėsiau. Arba dabar sušilau, nežinau. Ir dabar mes eisim kol sutems. Tiksliau savo maršrutą iki Nes, kur vadinasi Banga. Tai va, einame mes dabar. Rodyti gražiai, Nes. Taigi, kaip jau ir sakiau, šiame vloge jau sakiau, kad šiandien yra 30 diena ir buvau dėl to pas gydytoją. Bet taip pat rytoj yra paskutinė šių metų diena ir mes ruošimės šventėj, bus naujame viskas vloge, nes dabar kaip ir vlogas baigsis dabar. Kivis labai šoka, labai nori skanėsto. Tai va, vlogas baigsis dabar. Tai tie, kurie labai myli Edmundą arba myli jo, mėgsta jo rubriką papasakosiu apie knygą, skaitysi arba ne. Čia pavadinimą ekspontų sukūriau žodžiu Kivi, ne Kivi, labiau triukšmauja. Tai norėjau pasakyti, kad šiame vloge nebus. Tai žiūrėsim, gal kitame bus, gal kitame nebus, nes bus šventė, naujieji metai, gal transliuosim vos netiesiogiai iš mūsų namų reportažą, kaip mes švenčiame naujuosius metus. Nes turbūt nesakiau, gal ir sakiau, neprisimenu, kad naujuosius metus sutiksime namuose, tik tai dviese, aišku, ir su Kiviu, bet niekas neateis, jokie draugai, be draugų, be draugių ir taip toliau. Tai va, o paskui sausio kokią 4 važiuosim į Vilnių, ten gyvena duktė, tai pas ją nakvosim ir prieš tą pačią dieną, kai išvažiuosim, susitiksim su mano drauge, su kuriai štai paruošiu tokią dovaną, nes jinai man irgi atsiuntė dovaną, tai aš jai dabar nesiunčiau, nes per vėlai gavau, būtų vis tiek gavus sausio mėnesį, tai man geriau jau nuvežti. Tai va. Tai kągi, jeigu jums patiko šitas vlogas, paspauskite, prašau, patiktuką, taip pat galite prenumeruoti kanalą. Būtų labai malonu, jeigu paremtumėte Contribui.com platformoje nors 1 euru ir, žinoma, užeikite į Facebooko grupę vlogerė Loreta Mažonė. Ate!